Ceremonija vyko Alytuje, dalyvavo pagal tuometinius papročius pabroliai, pamergės, svotai, piršliai. Jų vaidmenį mano brolis Arvydas su žmona, buvo Laimos pusseserė su vyru. 3 mano draugai buvo pabroliais, Laimos 3 draugės pamergės ir visa šita kompanija vėliau nuvyko į Marijampolę, kur Laimos mama padarė 15 kėdžių stalą. Čia prisijungė Laimos sesuo Reda, kaimynai, Laimos teta su dėdė, o linksmino mus 2 mano draugai, muzikantai. Taigi buvo linksma ir smagu. Vakarėlis po 50 metų. Iš 1975 metų komandos šiame 50 metų minėjime dalyvauja 3. Aš su Laima ir mano draugas Virgis, kuris tada atliko pabrolio vaidmenį. Anūkais ir jų turtingais gražiais santykiais, kelionėmis ir džiaugsmais. Tai tiesiog laimingo gyvenimo kelionės šventė. Aš negalėčiau pavadinti, kad tai šventė, bet jie švenčia 50. Man šiandien jiems kaip kiekvienam po 50. Laima pakvietė keletą savo draugių. Jei prieš 50 metų buvome dviese, dabar mūsų šeima išvirto į 11 personų būrį. Tai vaikai, Rasa ir Aidas, o jie čia kartu su savo antromis pusėmis, Donatu ir Loreta, ir taip pat su krūvele mūsų anūkų. Vakarėlis vyko sklandžiai. Pradžioje visi, kas netingi, sako prakalbas ir linkėjimus, vėliau visi kalbasi su visais, fotografuojasi ir taip puikiai leidžia vakarą. Mama tai norėtų kasdieną šokti, tėtė mažiau nori, neprikalba. Aš irgi paskaičiau pirmą kartą nuo efektas.